Aviacijos technikai atlieka nuolatinę orlaivių ir jų komponentų techninę priežiūrą, kad skrydžiai vyktų saugiai. Prireikus atlieka lėktuvų ar sraigtasparnių remonto darbus. Tai aukštos kvalifikacijos reikalaujanti profesija, nes reikia dirbti su sudėtinga įranga ir laikytis griežtų aviacijos saugos reikalavimų. Aviacijos technikai gali dirbti aviakompanijose, pas privačių lėktuvų savininkus, techninės priežiūros centruose, karinėse oro pajėgose, valstybinėse techninės priežiūros institucijose. Aš esu Ignas, domiuosi geografiją, muziką, istoriją. Šiaip kol kas dar neapsisprendžiau, ką norėtųsi studijuoti, bet norėčiau, kad darbas būtų gerai apmokamas ir susijęs su užsieniu. Esu Greta, patinka mokytis kalbų, organizuoti mokyklos renginius. Norėčiau studijuoti verslo vadybą ir įkurti savo įmonę. Būtų įdomu dirbti reklamos, švenčių organizavimo srityse. Aš esu Tautvydas, man įdomi fizika ir biologija. Norėčiau dirbti aukštųjų technologijų arba inžinerijos srityse. Nemėgstu rutinos, norėčiau, kad mano darbas būtų dinamiškas ir nenuobodus. Jurijus Petruninas, aviacijos technikas, darbo stažas 6 metai. Baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutą. Aviacijos technikos specialybė būtent lėktuvų priežiūra. Operatyvinė techninė priežiūra būtent būtų lauke po kiekvieno skrydžio. Ir mūsų atveju, kai mes matom, čia jau periodinė jau būtų. Čia jau lėktuvas įstumėmės į angarą ir pradedam ardyti. Atliekami tam tikri darbai, po kurių lėktuvas vėl skraido. Lėktuvas mažiausiai stovi 12 dienų. Kai iškart savo įsidėmėti tai, kad pasirinkę šitą specialybę, atsakomybės lygis bus aukščiausias. Su mašina, jeigu jinai sugenda, gali atsistoti, išlipti ir išeiti namo. Čia jau negali išeiti. Skraidot, tarkim, 11 km aukščia, neišlipsi, nepasitaisysi. Dėl to labai didžiulė atsakomybė tų žmonių, kurie išleidžia lėktuvą į skrydį. Čia patikrinsim fizioliažą būtent, kniedės, pažiūrim. Tas lėktuvas iš arti pamatai tos varžtelius ir dabar bijau skristi. Pamatai visas detalės, ten atsuktą sparną, kuris atrodo ten 2 varžtais prisuktas, tai taip. O viskas kniedam daugiau? Kniedita, viskas kniedita. Po mūsų darbų lėktuvas išbandomas. Pirmas skrydis, mes patys atsisėdam, lygiai taip pačiai kaip keleivis, praskrendam, pažiūrim, kur blogai, kur gerai, ką reikia dar pagerinti. O plačiai apskraidot? Daug apskraidot? Labai plačiai. Virš jūros ir atgal. Kitur neleidžia tiesiog. Jeigu ką, tai vandenuką, o ne ant miestų. Kojas, žiūrėk. Centriukas. Važiuoji? Centriukas, jo. Universitete mes studijuojam realius dalykus. Tai matematika, fizika, chemija, aerodinamika, konstrukcija lėktuvo, patį lėktuvo tipą. Boeing 737, Aircraft Maintenance Manual. Čia būtų detalės. Viskas angliškai. Be abejo, aviacijoje pagrindinė kalba tai yra anglų kalba. Čia būtinybė. Jeigu mums reikia kažkokio varžtelio va tokio, jisai pažymėtas numeriuku. Dar reikia kažko, tai dar pasirenkam. Teoriniai dalykai, čia vienas dalykas, bet kai pamatai praktinius, kitaip, visiškai kitaip, tu įsivaizduoji, kas tai yra ir tau įsisavinti patogiau. Ir lengviau ir greičiau. Įrankinė. Būtent kaip matot, čia būtent spec įrankiai. Atlik tam tikrą darbą. Kiekviena detalytė kažkur tai kažką atsuka. Baigė aukštąjį mokslą, būtent aviacijos mokslą. Žmogus ne iškart gauna licenciją dirbti su lėktuvais. Turi praeiti po aukštojo mokslo 3 metai. Neaviacinio išsilavinimo 5 metai. Po to jau laiko tarpo turi praeiti apmokymus būtent tam tipo lėktuvui, kuriam jisai po to ir gaus tą licenciją. Galų gale išlaikė civilinė aviacijos administracijos visus egzaminus, jisai gauna licenciją. Neturint licenciją, negali pasirašyti nei dokumentų, nei jokios atsakomybės neturi. Vienas jisai negalės dirbti. Jisai turės visada būti poroj, tai yra kažkokiu sertifikuotų personalų. Ir per 3 tuos metus jisai įgauna patirties kaip ir iš sertifikuoto personalo, taip ir dirbant jau pats. Įsisąmonina specifiką, įrankius, įgūdžius. Tiesiog taip. 11 ir dedam 11, kur skaičius 11. Žmogus laisvas, gali kurti individualią veiklą, gali dirbti samdomų darbuotojų, gali dirbti pagal kontraktą.
čia laikina darbą, gali būti nepastovus darbas, tiesiog sezoninis netgi darbas. Mes remontuojam įvairių tipų lėktuvus ir visokių šalių būtent užsakovus. Licenzija būtent galioja ir pripažįstama visam pasaulyje. Aviacijos sritis labai plati. Būdami aviacijos technikais yra tikimybė ir galimybė tapti inžinieriais, lėktuvų techninės priežiūros planavime, kada jį pataisyti, kada jį sustabdyti, ne tik prisukinėti, užsukinėti, galimybės labai plačios, lėktuvų atsiranda vis daugiau, kiekvienais metais paklausa didėja, dėl to labai perspektyvi profesija. Panašiai ir įsivaizdavau šitą profesiją, kai važiavom čia. Įsivaizdavau, kad bus angaras, kad bus daug lėktuvų, daug visokių mechanizmų, aparatų, mygtukų. Fainai. Užkabina šiaip iš tikrųjų. Tai visa technika. Pasijutai kaip kitoje erdvėje iš tikrųjų. Nu, aš pats su savim nelabai dar susitvarkau, tai dar už kitus žmonės atsakyti, tai čia... Kai reikia, jisai gali, man atrodo, jausti tą atsakomybę ir ganėtinai atsakingas, bet ne visada, man atrodo, moka taip susikaupti, kaip ten reikėtų. Tiem žmonėm, kurie tos atsakomybės nebijo, kuriem to atsakomybė yra iššūkis, tai šitas darbas yra kaip tik prisukti kiekvieną varžtelį, kuris gali kainuoti gyvybės. Labai perspektyvi. Visigi nori keliauti. Lėktuvai dabar skraidžiai. Jie visą laiką genda. Nu, technika, kad kokia ir būtų, jinai genda. Ir tavo paslaugų visą laiką reikės iš tikrųjų.